Vienas labiausiai įsišaknyjusių dezinformacinių naratyvų, kuriuos propaguoja Kremlius, yra menami įrodymai, kad Ukrainoje veikia biolaboratorijos. Prokremliškos žiniasklaidos priemonės teigia, kad Ukrainoje veikia dešimtys JAV finansuojamų biolaboratorijų skirtų kurti nežinomiems patogenams ir potencialiai биологiniam ginklui. Созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Nuo plataus masto invazijos šis naratyvas tik sustiprėjo, Rusijai tvirtinant, kad atskleidė slaptus dokumentus iš okupuotose regionuose esančių laboratorijų. 2022 spalį Rusija paragino Jungtines tautas ištirti šią situaciją. Taigi, kas iš tikrųjų vyksta su biolaboratorijomis ir ar tai tikras dalykas? Biologinių ginklų kūrimas yra griežtai draudžiamas pagal biologinių ir toksinių ginklų konvenciją, kurią pasirašė Rusija, Ukraina, JAV ir ES. Nors Ukrainoje iš tiesų yra kelios tyrimų laboratorijos, nėra jokių įrodymų, kad ten buvo atlikti tyrimai, kurie pažeidžia šią konvenciją. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Ukraina turi teisę vykdyti biologinius tyrimus taikiems tikslams, įskaitant ir visuomenės sveikatą. Kalbant apie Jungtinių tautų pradėtą tyrimą, jis buvo atmestas dėl nepakankamų įrodymų. Grupė biologų išnagrinėjusi Rusijos pateiktus įrodymus pareiškė, kad ši informacija nereiškia jokio biologinio ginklo kūrimo ar net ypač pavojingų patogenų naudojimo laboratorijose. Да, это анекдот. Нечего объяснить. Нет у нас, мы с удовольствием. Pagrindinė šio sąmokslo sudedamoji dalis yra nuostata, kad laboratorijos Ukrainoje priklauso arba yra finansuojamos JAV. Tačiau taip nėra. Pagal biologinių ir toksinių ginklų konvencijos 10 straipsnį pasirašiusios šalys turi teisę, o kai kuriais atvejais ir pareigą, prisidėti prie tarptautinių mokslinių tyrimų programų, pavyzdžiui, vykdomų Ukrainoje. Kremliaus propagandistai naudojasi Rusijoje vyraujančių nepasitikėjimų JAV, kurį pastaraisiais metais kruopščiai puoselėjo vietinėje auditorijoje, kad Ukrainoje vykdomi tyrimai ar programos atrodytų grėsmingai. В составе полученных нами документов содержится описание проектов UP4, Flu-Flyway, EP-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц. Galiausiai šis dezinformacinis naratyvas yra skirtas invazijai pateisinti ir baimiai sukelti, o taip pat ir sukurti įspūdį dėl galimo karo eskalavimo už Ukrainos ribų. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir žinoma, sekite mūsų socialiniuose tinkluose.